Viskas gerai, galite čia ir šnabždėti truputėlį. Tai labas visiems, aš esu Laura Milčienė, organizacijos Gelbėkit vaikus vadovė. Ir man tikrai nuoširdžiai labai smagu Jūs pasveikinti čia susirinkusius šiandien. Ir važiuodama čia galvojau, ką labiausiai norėčiau pasakyti, nes man atrodo, kad tai, ką Jūs pasakysite, yra daug svarbiau, negu ką mes turim pasakyti. Bet pagalvojau, kad nerealiai Jumis didžiuojasi. Mes tikrai, kada pradėjom šitą projektą, tai net neįsivaizdavom ir nesitikėjom atsidurti šitoje salėje ir padaryti tokią parodą. Ir pagalvojau apie organizacijos istoriją, nes organizacija pakankamai sena, beveik 35 metai yra. Ir kažkaip niekaip negalėjau atsiminti, kad kada nors mūsų istorijoje būtume surengę kokią nors parodą šitoje salėje. Tai labai džiaugiuosi, labai Jūs sveikinu ir tikrai matau puikius rezultatus, kuriuos mums visiems kartu pavyko pasiekti per pastaruosius metus. Tai dabar labai norėčiau pristatyti ir pakviesti dar irgi trumpam žodžiui Vaiko teisių apsaugos kontrolierę Editą Žebienę. Sveiki visi. Iš tikrųjų labai džiugu. Pirmiausia, dėkoju Gelbėkit vaikus organizacijai ir aišku Jums kiekvienam už Jūsų iniciatyvas ir už Jūsų darbą. Kai kalbam apie vaiko teises, visi galvoja dažniausiai, kad mes kalbam apie santykius geros šeimoje, galbūt vaikų išlaikymą ar kažkokius kitus nemušimą ar kitus kažkokius dalykus. Realiai vaiko teisės apima labai daug. Ir viena iš jų yra būtent vaiko teisė į klimato kaitą,
kokia jį bebūtų, ar ne, į geras gyvenimo sąlygas ir tame tarpe apimant ir visus ekologinius klausimus. Todėl iš tikrųjų yra labai džiugu, kad mes tuo rūpinamės ir jūs tuo rūpinatės. Kai mes pradėjome šitą kalbą apie tą temą su įvairiomis užsienio valstybių kolegomis ir tuo pačiu Jungtinių tautų vaiko teisių komitetu, iš tikrųjų mums atrodė pakankamai nauja. Ir galvom, ar tikrai Lietuvoje yra ir bus tokių iniciatyvų, kad ir Lietuvos vaikams rūpėtų klimato kaita. Paprastai su klimato kaita labiausiai susiduria tam tikrų šalių vaikai arba žmonės, kaip sakyti, suaugusieji, kalbant apie ypatingai liūčių sezonus didelius, ar ne, kam staiga teko labai didelė kaita, arba karščiai nenugalimi. O mums atrodytų lyg ir labai mažai ir kartais gal net pamirštam, kad mes gyvenam tam pačiam pasaulyje ir tos pačios problemos yra aktualios ir mums. Todėl aš labai džiaugiuosi, kad jūs esate aktyvūs, kad jūs tą temą domitės ir labai tikiuosi, kad ne tik šiam projektui, bet iš viso gyvenime jums tai yra aktualu ir bus aktualu. Ir turbūt tai, ko tos vyresnės kartos, nežinau, kiek jūsų tėveliai, bet turbūt seneliai ir mano karta, tiesą sakant, mes nelabai rūpinomės anksčiau šiukšlių rūšiavimo, kartais nebūtinai tai ir mokam daryti. Ir darome daug visokių kitokių keistų ir kvailų galbūt klaidų. Labai daug tikiuosi iš jūsų kartos, kad jūs būsite tie žmonės, kurie bus atsakingi, rūpestingi, nes iš tikrųjų žemė yra viena, ta, kurioje mes gyvenam. Ačiū Jums labai. Sveiki visi susirinkę šiandien. Mes atvykome iš Alytaus miesto Panemunės progimnazijos ir vaikų dienos centrą pakalbėti labai svarbia tema – klimato kaita. Vieni iš mūsų darė skaidres ir jas pristatinėjo, kiti pardavinėjo sausinius, kuriuos patys kepė mokykloje ir gautus pinigus pervedė Baltijos aplinkos fondui ir taip toliau. Parodos metu galėsite peržiūrėti mūsų sukurtus plakatus ir pažaisti mūsų kūrybos žaidimus. Taip pat kviečiame ateiti į mūsų spaudos konferenciją ir suaugusiųjų mokymus rytoj spalio 22 dieną, kuriuose sužinosite apie Hot and Happening projektą, išgirsite visas mūsų idėjas bei rekomendacijas. O dabar kviečiame pasiklausyti mūsų pristatymų. Sveiki visi, aš esu Alytaus Panemunės progimnazijos mokinys Rapolas ir aš jums pristatysiu žaidimus, kuriuos sukūrė mano grupė ir dar kitų vaikų grupės. Mes sukūrėme stalo žaidimą, kuris yra štai ten, jo pavadinimas Gelbėkit planetą. Šis žaidimas yra apie blogus ir gerus klimato kaitos veiksmus. Sukūrėme ir kryžiažodį, kuris yra štai ten. Jis tiesiog apie klimato kaitą sukurtas. Ir sukūrėme dar kelis Kahuto žaidimus. Viskas.